kokybiški visi, kokybiška publika. Tai čia knygoje kaip tik yra vienas momentas apie žmonių kokybę. Tai vat pirmiausia labai noriu pristatyti savo brolę Jolitą, kuris stovi prie kameros. Tai dar prieš savaitę tapo mūsų šeimos nare, oficialiai. Tai va, tai jos keptas pyragas yra, galite vaišintis, tikrai nuostabus žmogus ir labai stebiuosi, kad brolis tokią pasirinko, nes jinai ir reikistė, ir domisi visokiom ezoterikom, tai jau matau, kaip brolis keičiasi. Tai va, tai taip pat labai džiaugiuosi Andželą, kuri iškrapštė mane iš žiauriai sunkių metų. Prieš porą metų buvau tokioj duobėj fiziškai, aišku, galbūt pati kalta, perlenkiau lazdą labai stipriai, bet tai va tik tai jos dėka galiu sakyti, kad dabar galiu ramiai kvėpuoti. Tai vat man labai patinka, sakau, pirmas daktaras, kurį teko sutikti, su kuriuo gali pasikalbėti ir suprasti vienas kitą, nes gali pakalbėti apie energijas, nueik pas paprastą daktarą, arba su sesę pakalbėk apie energijas, tai vis tiek viskas baigsis antibiotikais. Tai va, taip pat labai džiaugiuosi Juozu. Tai čia yra žmogus, kuris remia visas mano knygas. Labai didelį įnašą įneša, finansinį. Tai labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų visi labai tokie, neatsitiktiniai. Atsitiktiniai turbūt kažką veikia kito. Neatsitiktiniai atvyko čia. Galėčiau visus išvardinti, bet geriau gal prie knygos eisim, ar ne? Tai va, tai kaip man čia atsisėsti ar stovėti? Kaip tau patogiau? Kaip tau patogiau? Kaip tau jau patogiau? Tai mes dar nedarėm ir 12 talentų pristatymo, bet manau, kad jau ir nebereikia tiek daug kalbėti apie šitą knygą. Bet šitos 2 knygos, Miegantys žmonės ir 12 talentų, gimė kartu, tai irgi dvyniai, kaip ir prieš tai 2 knygos gimė kartu, taip ir šitos, bet kadangi, praktiškai, įsivaizduokite, buvo tokia situacija, kad kapanojausi iš mirties patalo. Gal aš sutirštinu spalvas, bet tikrai buvo dienos, kada visiškai nieko negali daryti, tik tai gulėti ir svaigti. Tai ir pamažu pradėjo gerėti, bet dar ta pragaro tokia informacija labai arti buvo ir galima ten pasikapstyti. Tai šitos abi knygos ir yra tokios pragariškos, nes 12 talentų tai yra knyga apie mūsų ydas, kur yra mūsų kiekvienas savo širdyje nešiojame savo pragarą. Ir kas praėjo šitą projektą, tai labai gerai išjautė visą pragarą savo, ką mes ten turime. Įdomus buvo laikas, bet tuo pat metu ir grožinė knyga irgi gimė. Tai jinai irgi yra apie 2 pasaulius, apie mūsų pasaulį ir antipasaulį. Ir antipasaulis, tai pirmas žinios su juo man atėjo per Vėtrovą. Tai kaip tik šiais metais Vėtrovas, tais, kaip čia pasakyti, 14 metais, bet tais metais, kai rašiau šitą knygą, jis kaip tik išėjo iš šio pasaulio ir toks truputėlį buvo ryšys su pusiniu pasauliu ir kas jau yra žmonių, kurie spėjo perskaityti šitą knygą, greičiau už mane netgi. Aš tai tik vakar baigiau. Tai ten irgi yra ir Vėtrovo toks personažas, gal pažino kas nors, nežinau. Tai toks ryšys su anapusiniu pasauliu, su antipasauliu.
viskas yra antraip, kur meilė yra didžiausia blogybė ir kur neapykanta yra didžiausia vertybė. Tai va, tai šita knyga, kaip ir kitos, labai persipina su mano likimu, su mano išgyvenimais. Tai sakyčiau, kad, kai parašai pirmą knygą, tai gal labai sunku spręsti, bet kai jau gimsta sekančios, jau gali palyginti ir gali kažką papasakoti plačiau ir kaip aš matau, kaip aš jaučiu, tai visada knygose yra du svarbus elementai, su kuriais reikia dirbti, tai ir kurie ateina per du skirtingus kanalus. Nežinau, kaip tai pavadinti, tiesiog gali būti, kad tai smegenų liga, kai žmogus, visi klausia, iš kur čia tokia informacija, kaip tau tokios mintis šauna į galvą, tai tik tai smegenų liga galėčiau pasiteisinti. Tai va tie du kanalai. Vienas kanalas yra, kai ateina tikrai tokia įdomi informacija apie pasaulį, apie visatą. Ir kiek aš stebiu, aš jaučiu, kad tą patį kanalą aš naudoju darydama horoskopus, kai žiūri į žmogaus tą brėžinį. Irgi lygiai tas pats jausmas smegenyse, ten kažkas pasikeičia ir pradeda eiti informacija, toks vaizdais, pojūčiais ir tai vat tokios žinios labai įdomios atėjo šį kartą rašant šitą knygą apie pasaulio struktūrą. Aišku, tai visiškai prieštarauja mokslai. Tai galite žiūrėti tai kaip į fantastiką. Kažkada ir povandeninis laivas atrodė fantastika, bet artėjant vandenio erai, kaip aš matau, tai labai stipriai keičiasi žmonių suvokimas apie pasaulį ir aš negaliu atsakyti klausimą, ar pasikeičia pats pasaulis ir jo struktūra, kas visai įmanoma, ar tik tai mūsų suvokimas pasikeičia. Tai prasidėjus vandenio erai, jinai dar, oficialiai dar neprasidėjo, dar reikės kokį 100 metų palaukti. Bet žmonės gali būti, kad jie matys pasaulį visiškai kitaip. Ir šiom dienom aš žvelgiu į visas eras. Dabar mes pereinam iš žuvų eros į vandenio erą, nes realiai, kiek mūsų istorija siekia, kiek mokslininkai kažką konkretesnio gali pasakyti, tai yra viskas žuvų eroje. Ir mes pasaulį matom būtent žuvų eros akimis. Kas buvo prieš tai, kas buvo avino eroje, jaučio eroje, vis galėjo būti antiek skirtingas pasaulio suvokimas, kad mes iš savo pozicijų galim net nesuprasti, apie ką aš kalbu. Tai vien žuvų eroje pasikeitė pasaulio matymas. Kažkada žmonės pasaulį matė kaip ant vėžlio, paskui matė planetas, saulę, galvojo, kad Žemė yra pasaulio centras, paskui, kad Saulė pasaulio centras, o čia jau ateina informacija, kad Saulė yra spiralė ir aplink tą spiralę, kaip DNR grandinėje, yra pasaulis ir antipasaulis. Ir per vidurį Saulė ir jie sukasi ir eina į begalybę. Ir čia telpa visa ta informacija, kai ezoterikai kalba, kad nė viena akimirka niekur nedingsta, kad jūs atėjote čia, buvo, kol susirinkot, valgėt pyragą, tos akimirkos vis dar egzistuoja ir jos niekada nesibaigs, jos visada bus čia. Ir visi mūsų likimai, visi mūsų vingiai, mintis, viskas lieka. Tai jeigu mūsų pasaulis ir yra, tas laikas yra spiralinis, jeigu mes sukamės, tai jeigu Saulė spiralinė, taip, tai visi mūsų įvykiai, jie ir lieka toje spiralėje, užprogramuoti, jie niekur nebedingsta, tai toks, įdomių labai dalykų mane pačią nustebino, tai nežinau, gal čia tikrai smegenų liga,
ypač kodėl taip galvoju, tai žinot, kad pas mus dabar Kretingai siaučia meningitas, vaikus guldo vieną po kito, tai ir kažkaip ta informacija, šiaip aš paprastai nesurezonuoju, jeigu ateina kažkokia tokia, kažkas Kretingai vyksta, o dabar šį kartą taip stipriai prisijungia šitą informaciją, kad labai stipriai jaučiu ir tą momentą, kada ta mergaitė mirė ir momentus, kada dar 2 vaikai susirgo, tiesiog toks stiprus buvo pojūtis, tai nežinau, kažkoks įdomus rezonansas vyksta, tai ir kitas kanalas yra toks malonesnis kanalas, lengvesnis. Šitas kanalas labai vargina, bet kiek aš jau galiu pasakyti, tai jeigu aš jį naudoju astrologijai, tai per dieną maksimum galiu 2 horoskopus padaryti ir jau viskas. Jeigu dar priverčia kas nors 3 padaryti, tai tada jau tą dieną esu visiškas lavonas, visiškai iškrentu. O vienas tai optimalu, bet vieną padariusi dar galiu dieną gyventi. Tai ta informacija, jinai tokia pramiešta, iš to kanalo, jinai per visą romaną kažkur įkrenta, o kitas kanalas tai yra toks, nežinau kaip tai pasakyti, pramoginis meilės kanalas, kur yra siužetas, kur yra veiksmas, nuotykiai. Tai šitas kanalas, jisai labai pakylėja, ten džiugina ir toks, irgi į tą būseną irgi reikia įeiti, reikia save stipriai pakratyti, kad įeiti į šitą būseną ir tada kuriasi įdomus siužetai, man įdomus, aš nežinau kaip jums, tai užtikrintai kalbu. Tai tokie dalykai, nežinau, ką dar papasakoti, gal kas skaitė, turi kokį nors klausimą. Gintariukas. Kas viršelį pozavo gal gintarė? Jo, pažiūrėkit, grinai gintarė pozavo. Kaip gerai išgalvoju, kad jis velnis. Jo, viršelį vėl kūrė Rokas iš Šiaulių, šaunuolis berniukas, kitaip jo nepavadinsi. Žodžiu, ta knyga užstrigo gimdymo procese. Šita, kai dvyniai vienas gimsta pirmas, tai šita tiesiog iššoko. Jinai gimė prieš Vilniaus knygų mugę, tai leidykla buvo suinteresuota kuo greičiau išleisti, kad galėtų parduoti. Tai jinai ten per porą savaičių man cink ir buvo. O šita visi atsipalaidavo, reikia daryti korektūras, korektūrų ten meistrės, žodžiu, vaikas susirgo, jinai pati susirgo, reikia maketuoti, maketuotojas turi kitų darbų. Tai jau kai galiausiai išėjo ta knyga, Saulė, kuri ten dirba, kuri kuruoja mane, jinai sako, jeigu čia būtų mano knyga, aš jau būčiau panikoje, aš jau būčiau visa tiesiog. Bet man pasisekė, aš laukiau ramiai, nes buvo laikas ruoštis vestuvėms. Tai kiti rūpesčiai užgulė, tai nepanikavau. Tai būtent vestuvių dieną, šeštadienį, lygiai prieš savaitę, gavau žinutę, kad jau yra knyga. Tai tokia buvo dviguba šventė. Tai viršelį kūrė Rokas ir jis ten irgi biškelį paskui jau užvilkino kaip visada. Bet nieko, užtat padaro jis įdomiai. Tai šita pusė, jinai susijusi su romano dalimi, ten yra toks paveikslas aprašomas, kur paveikslas tampa portalu pereiti į kitą pasaulį. Tai čia šitas paveiksliukas. O kita pusė, mes galvojom, kai aš siunčiau Rokui variantus, ką galėtų jis sukurti tai knygai, tai
Žodžiu, išvardinom keletą variantų ir vienas iš variantų buvo, žinote, yra tas garsus paveikslas, kur Dievas tiesia ranką Adomui ir Adomas irgi ten tiesia ranką Dievui. Tai čia irgi viena ranka yra žmogiška, o kita ranka yra mechaninė, nes antipasaulyje, kiek įmanoma, kas yra natūralu, yra naikinama ir kas nenatūralu, tas yra, tai yra kūnai, jų irgi yra mechaniniai. Tai yra toks dviejų pasaulių sąlytis. Tai va, pačios pabaigos neišduosiu. Agentūrikas dar neperskaitė iki pabaigos. Aš irgi palikau, ne? Ar galima šitą pasaulį vadinti pragaru? Ne, tai nėra pragaras. Pragaru mes suvokiam kitus dalykus. Tai yra normalus pasaulis, tiesiog priešingas mūsiškiam. Ir mes su juo labai susiję esam, bet tai tikrai nėra pragaras. Bet aš taip suprantu, kad žmonių pasaulyje dominuoja širdis. Žmonių pasaulyje protas. Ir įdomiausia, kad abi šitos savybės priklauso nakatai. Taip. Širdies čakrai. Ir protas, ir meilė iš čia kyla. Taigi tie du pasauliai yra vienodo lygio, jie irgi anakatiniai, bet vienas suteikia prioritetą protui, o kitas meiliai. Čia kaip ir prigimtis mūsų iš karto problema. Mes pakliūvam į tokią erdvę, kokie mes esame. Jeigu mes būtumėm gyvūnai, mes pakliūtumėm į visai kitą pasaulį, į tą mišką, bet čia ir kažką lakstytumėm, tai tokios mūsų vibracijos. Jeigu dabar žmonės, kurie gyvena prieš vandenio erą, aš manau, kad labai daug yra šiuo metu kaip ir keičiantis iš avino, kai perėjo į žuvų erą pasaulis, irgi buvo siunčiami tokie, dabar tiesa rašau dar vieną knygą, ten tokia daugiau religinė tematika, nežinau, ar man pavyks išsukti apie krikščionybę, bet tai va ten tokia irgi atėjo informacija apie dvasių evoliuciją, jos visos evoliucionuoja ir yra laisvosios dvasios, kurios neveikia tame žaidime, jos laisvosios dvasios, jos gyvena dvasiniam pasaulyje, jos viską mato, kas vyksta čia, jos reaguoja ir kai prireikia kažkokios pagalbos, įsikišimo, tokio korekcijų, tai jos ateina į pasaulį ir padaro tam, ką reikia. Tai tie žmonės, kurie dabar gyvena prieš vandenio erą, labai daug yra tokių įsimaišiusių laisvųjų dvasių, kurios gimsta su atsitiktinė karma, nes be karmos gimti kaip ir neįmanoma. Ir dažnai būna žiūrint į horoskopą, kad matai, kad yra karma, kitoj knygoje apie čakras aš rašau apie dživą ir atmą, apie gyvybę ir dvasią. Tai gyvybė visada turi savo karmą. Nežinau, kaip tai paaiškinti. Žmogus privalo kažką pagal karmą daryti. Jis turi atlikti tam tikrus veiksmus. Ir tų veiksmų gali būti daug, ir jų gali būti tragiškų ir visokių, bet jo atmos vidinėje yra visiškai švari ir žmogus bedarydamas daug visokių darbų, ten gimdydamas vaikus, dirbdamas darbus, šalia visko dar padaro kažką tokio labai svarbaus, kas keičia žmonių sąmonės ir norint pasiruošti perėjimui į kitą erą, dabar labai daug yra tokių laisvųjų dvasių, kurios tiesiog plauna smegenis, ruošia žmonės perėjimui į kitą erą, pasakoja, kad pasaulis yra visai netoks. Ir mokslininkų tarpe yra daug jau tokių žmonių, kurie irgi net moksliškai įrodinėja,
pasaulis yra kitoks, tiesiog toks vyksta. Tai čia irgi, tiesa, kokios ištakos šitos knygos, jinai yra tęsinys. Kas skaitėte Zachijėlę, tai antroji daly atsirado tokie du personažai, Nikolas ir Sofija. Nikolą tai visi atsimena, ten išradėjas toksai, o Sofija, jinai pačiam gale tik tai atsiranda ir atsimenu, kai ta dalis išėjo, tada pranas manęs klausė, o kaip ten toliau, kaip bus Nikolui ir Sofijai, aš sakiau, pabandyk savo įsivaizduoti variantą, o pranas sakė, tai turiu idėjų, tai vat, kai jūs perskaitysit, galėsim palyginti, kokias idėjas buvo jūsų, kokias mano. Tai vat, tai tie du žmonės vėl ateina kaip atskiras likimas ir čia irgi atsiranda tokių veikėjų, kurie ateina, kažkokį darbą padaro ir jų linija truputėlį kaip ir nutrūksta. Tai leidykloje sakė, tu nenori ten išplėtoti, ten to personažo to. Tai aš sakiau, manau, kad reikia palikti atskirai knygai, nes kiekvienas likimas yra vertas romano. Kaip ir kiekvienas žmogus, vat jūs atėjot čia į pristatymą, atrodo visi atsitiktiniai, kažkur mano ten prisiminimuose gali būti parašyta, kad buvo ten 15-20 žmonių. Tai bet kiekvienas yra unikalus romanas, unikali istorija, tai vat, norėtųsi kiekvieną išgvildenti, parodyti, kaip kiekvieno likimas yra svarbus, ne atskirai jam, bet visai žmonijai, visatai. Tai va, ką dar čia reikia pasakyti, priminkit man. Aš noriu dar pasakyti. Prie viršelio antros dalies iš toli pasižiūrėti, ką matai. Panašu į veidą. Taip. Į dupolą, iš aukšteniai žiūri. Tai dabar tik tai aš pastebėjau. Taip, iš arti tai nesimato. Čia jau roko yra. O iš toli darbelis. Taip, Tikrųjų, pažiūrėkit. Matom kaip. Bet aš sakau, tas berniukas, jisai tokius daro stebuklus, piešdamas, tai jo, iš tikrųjų labai įdomu ir knyga, bet jinai tokia, iš tikrųjų, jeigu taip visas knygas įvertinus, tai aš manau, kad šita yra tokia, tamsiausia savo tematika. Ane? Ko aš nežinau? Nemanau. Andriau, tu perskaitai. Nu. Ar tamsi knyga? Ne. Aš nematau nieko tamsaus. Irgi nieko tamsaus nematė. Tai džiaugiuosi, kad nepateko ta tamsa. Apie tą plokštumos pokytį gali papasakoti. Kaip keičiasi erdvė. Jo, bet man labai sunku yra parašyti, ką savo haliucinacijose pamatau. Tai, iš tiesų galima, čia ir paskui herojai sako, kad galiausiai gali paaiškėti, kad neegzistuoja nei laikas, nei erdvė, kad egzistuoja tik tai sąmonė, kuri kuria, pati save kuria. Ir viskas į tai susieina ir kai čakrų vadovėlį skaitėte, tai irgi ten žmonės gali suprasti, kad ten rašoma apie 7 kūnus. Žmogus gali suprasti, kad jis turi fizinį kūną, labai lengvai gali suprasti, kad jis turi eterinį kūną, šilumą aplink save. Dar gali leisti prielaidą, kad egzistuoja aura. Jau mentalinį kūną jau truputėlį sunkiau visi vaizduoja, o kad karma yra kūnas žmogaus, jau iš viso sunku tai suprasti, kaip karma gali būti mano kūnas. Bet karma irgi yra vienas iš kūnų ir viskas, ką tu aplinkui matai, žmonės, medžiai, pastatai, vėjas, viskas, kas yra aplinkui, tai yra mano karma. Jeigu mano karma būtų kitokia,
aš matyčiau ir jausčiau visai kitus dalykus. Taigi visa tai yra mano kūnas. Ir aš vaikštau su savo kūnu kur? Per ką? Jeigu žemė, šita yra mano karma, jeigu oras laukia mano karma, tai ant ko laikosi šita karma? Kas yra atsvara? Vadinasi, nėra absoliučiai nieko. Yra tik tai ta mano karma, mano erdvė, į kurią įeina kažkas. Viskas yra mano sukurta, mano likimo sukurta. Tai žmogus jisai eina ir visą laiką nešasi su savim tą tokį apskritimą. Ir jisai juda tą spiralę. Taip mes galim įsivaizduoti, tai nėra galutinė tiesa. Tai yra tik tai ta tiesa, kurią mes galim suprasti. Tai su tuo savo rutuliu, tu judi ir suvoki, kad kiekviena akimirka jinai liko su savo karma, niekur nedingsta, o tu tam savo tokiam lauke kažką tokio kuri. Labai sunku yra tai parašyti, labai sunku tai yra paaiškinti, nes tu pamatai tą, tu tą išgyveni, o perteikti paskui žodžiais, kai reikia, tai nežinau, ar pavyko man perteikti, ar pavyko įsivaizduoti skaitant. Tai kiekvienas, kai atidaviau šitą knygą spausdinti, tai pirmiausia visada skaito redaktorė, ten redaguoja. Tai taip kaip ant adatų, koks ateis atsakymas, nes už vieną knygą tai gavau velnių, šitą knygą reikėjo taisyti žiauriai, nepraėjo cenzūros. Tai kai pataisau, galėjom spausdinti. O šitą galvoju, jeigu reikės kažką taisyti, tai kaip ir liks neišleista. Bet redaktoriai patiko, tai aš taip atsipučiau, galvoju, gerai. Tai paskui, kai pirmi žmonės skaitė iš paprastos aplinkos, irgi visada laukia, kaip kuo baigsis, bet baigėsi kol kas gerai. Labai kažkaip norėjau dar pasidalinti vienu dalyku, kuris susijęs su šita knyga. Man atrodo, tai buvo ir Kalėdos, galbūt tokia didelė šventė, kai grįžta saulė. Ir įsivaizduokit, mes į butą, kuriame gyvenu, mes atsikėlėm 96 metais, nesuskaičiuoju, kiek čia metų mes gyvenam. Tokie greiti matematikai. Kai mes atvykom, tokie buvo nedideli medžiai pasodinti parke priešais langus ir jie taip kažkaip sparčiai užaugo į tokius didelius, tokie didžiuliai, kad matyt kažkam nepatiko. Bet žodžiu, tai žiemą, taip išeinu į balkoną, žiūriu 2 medžiai. Visą laiką buvo vienas didelis medis ir pirmą kartą pamačiau, kad ten yra 2 medžiai. Nežinau, arba visata pasikeitė, arba tiesiog kažkodėl aš buvau akla. Ir tie medžiai tokie dideli, kaip čia pavaizduoti. Ir jie auga labai arti vienas kito, nežinau, per kelis metrus. Ir aš taip žiūriu, galvoju, kaip jie galėjo, kodėl jie taip arti vienas kito. Bet paskui galvoju, kai sodino, tai atstumas buvo didelis. Tai kol jie buvo maži, jie buvo atskiri medžiai. O kai jie jau tokie didžiuliai, įsivaizduokite, jų šakos persipinusios ir tu nesuprasi, kuri šaka kuriam medžiui priklauso. Lygiai taip pat ir šaknis persipinusios ir nesuprasi, kurios šaknis, kurį medį maitina. Ir tokia, galvoju, bus vadinasi poringi metai. Tokį stebuklą pamačiau. Tai ir turbūt tai buvo šią savaitę kažkurią dieną. Dabar, kadangi šilta, rytais išeinu medituoti į balkoną visada.
Ir taip žiūriu, tie medžiai, žirginėliai ten atsiradę, tokie gražus. O jau skleidžia lapus ir galvoju, kaip faina. Ir, išėjau kažkur į darbus ir grįžtu. Vienas nupjautas. Kvaila, aišku, verkti dėl medžių, bet tokia buvo kaip grainio liepa. Gerai, čia iškirpsim. Tai va, tai žodžiu, vieną medį nupjovė, kažkam matyt nepatiko, gal ir nesvarbu, bet šitie 2 medžiai papuolė į tą romaną. Ir iš karto, kažkaip, kaip veikia karma, kai kažkas tokio įvyksta, kažkas keičiasi tavo likime, tu matai pirmiausia ženklus, krinta medžiai ir, nežinau, ar turbūt kitą dieną atėjo ta informacija apie meningito šitą siautimą, apie mirtis ir, kad karma jinai taip ir veikia įdomu, kad kažkas vyksta, kažkas keičiasi, kažkas lūžta ir tai nuvilnija labai stipriai per visas pusės. Tai va, ką norėjau pasakyti šito pavyzdžio, tai kaip ir šita knyga visur deklaruoja, kad mūsų pasaulio principas yra meilė. Ir tiesiog visada reikia džiaugtis, nes niekada nežinai, ar tą patį medį sutiksi dar. Įvertinti tai, ką turim. Tai vat aš labai vertinu, kad jūs ateinate, tokią mano gražią karmą darote. Tai va, tai jeigu turit kokių nors geresnių klausimų, kurie neverčia verkti, tai atsakysiu. Norėtų žodžius patikrinu dabar priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas. Perspėja, kad bus vėjas didelis. Oras imituoja. O ta cenzūra dabar, jinai kokiu pretekstu, kad pirktų daugiau, ar kodėl tai tokia darom redaktoriaus? Todėl, kad, aišku, mes turime įtikti įstatymams. Šitoje knygoje yra pateikta informacija apie Vėtrovo mokymą, kaip reikia dirbti su savo pragaru, kaip reikia savo ydas naikinti ir metodas yra pakankamai žiaurus. Ir vienas žmogus šitoje grupėje perėjo šitą bandymą ir labai bijojau, kad jam viskas būtų gerai, nes jis tikrai labai arti buvo nesąmonių, galėjo prisidaryti gyvenime. Bet metodas yra toks, kad mėnesį laiko žmogus turi visiškai atsipalaiduoti ir daryti tai, kas jam ateina, ką jis nori daryti. Visiškai atsipalaiduoti. Nori visą turtą pastatyti ant korto, pastatyti. Lošk, pralošk. Nori ten, jeigu žmogus laikosi ten alkoholio, pavyzdžiui, jis stengiasi negerti, bet jo yda yra viduje, jis anksčiau ar vėliau vis tiek gers. Norisi tau nusigerti, nusigerk. Žodžiu, ir mėnesį laiko turi elgtis taip, kaip tu, kas iš tavo vidaus eina. Čia net nesimatas Dievas. Tai ačiū Dievui, kad viskas gerai baigėsi. Tai iš tikrųjų tas metodas jisai yra tam, kad žmogus pamatytų savo ydą, nes mes patys jos nejaučiam ir nematom. Tai toje knygoje ir buvo parašyta, kad kaip reikia elgtis. Ir redakcija, sako, mes negalim spausdinti tokio, nes pasaulyje vaikšto daug visokių ir taip išsigimėlių, ir jeigu kažkas
kažką nužudys ir paskui teisinsis tuo, kad man šita knyga liepia taip elgtis. Tai teko išvalyti visą tekstą, kad nebūtų niekur žodžio kova, kad nebūtų niekur va tokio teksto, kad žmogus turi, bet iš tiesų prie tokių knygų žmonės, kurie gali nužudyti, jie net neprieina, nes tai yra visai kitos vibracijos. Tai jau tokias knygas skaito žmonės, kurie perka Mijalbos knygas, jau jie yra antiek paplaukę dvasiniam pasaulyje, kad jie grubios vibracijos jiems yra labai tolimos ir jie jau taip nebespėja. Ir aišku, aš vis prisimenu Vietrovą, jis buvo labai griežtas mokytojas, labai. Tai jisai pasakojo, jis mokėsi vienu metu pas kažkokį kinų mokytoją, kinietį. Jis taip ir vadino jį kiniečių, net vardo nežinau šito mokytojo. Tai, žodžiu, kaip jie buvo mokomi, juos keletą mokinių. Žodžiu, pasiėmė į sraigtasparnį, jie nuskrido į taigą, labai nuošaliai, labai toli ir, žodžiu, vieną žmogų išmetė iš sraigtasparnio ir paliko jį taigoje. Taip, paliko be nieko. Ir Vietrovas grįžtant su to mokytoju, žodžiu, sako, kaip, sako, jeigu jis negrįš, jeigu jis neišgyvens. Sako, šiaip šitam mokiniui jam reikia tos patirties, jisai turi tai gauti. O jeigu neišgyvens, kam tada gyventi? Bet tokiu žmogum būnant, kam gyventi tada? Tai kartais iš tikrųjų susimastai, kad jeigu nori žengti toliau, jeigu nori kažką tokio stipraus padaryti su savim, tai turi daug kam ir ryžtis. Ir be tokių praktikų neįmanoma savęs pamatyti, neįmanoma savęs pažinti. Labai sunku. Gal dabar atimuotas mokinys neteikė? Aš neišgyvenčiau, bet manęs ir nemestų, nes mokytojas išmeta tą, kuriam reikia tokios patirties, kuris, aš nežinau, taip įtariu, kad manęs nemestų turbūt, nes žinotų, kad aš neišgyvenčiau. Man duotų, kad nors paprasčiau. Man yra kitų dalykų, kuriuo aš bijau dar labiau. Ten aš tyliai ramiai. Nežinau. Nežinau, ar išgyvenčiau. Bet kiti dalykai man, tai nėra taip svarbu, tas išgyvenimas man. Tai yra kitų didesnių baimių. Kokių klausimų turite? Tai galim gumos ir netempti. Nes aš manau, kad įdomu būtų pradėti skaityti knygą. Kažkaip tai, man taip atrodo, asocijuojasi kažkokią knygą pristatinėjai ir oras buvo kažkur panašus, kad tik pareiti ir skaityti knygą. Kažkur jau kažkur jau žinomas siužetas, ar ne? Nestebė, kad jau buvo irgi. Buvo, kad tik Azakėlis antrąjį dalį. Ar Azakėlis antrąjį dalį. Nes aš tada buvau. Kartu su jumis sėdėjau ir šiandien irgi kažką. Tai labai puikiai diena skaitimui ir Čia elektros neliks. prie žvakės. Iš tikrųjų, manau, kad, aš tai jau labai mielai perskaičiau. Tekstas labai sklandžiai, kaip gerai skaityti. Yra keletas rašybos. Va, kokią aš knygą ištraukiau, Dievo valią vykdome ir sąmoningai, ir nesąmoningai. Čia tokį iš bendros paėmiau. Tai čia irgi yra vienas momentas, tai toks, kad kartais žmogus nežino, kas su juo darosi ir ką jisai daro.
nesąmoningai būsenai. Ir net nereikia gilintis į tai, sąmoningai jam duodami kiti dalykai suprasti, skaitydami suprasite. Tiesa, korektūros klaidų yra šiek tiek palikta ir gal specialiai paliko, nežinau, nes daugiausiai yra palikta tokių, kur turi būti tie, ten kokia tiesė, tai visur yra palikta ei, kaip žemaitiškai. Teisė. Tai gal man nieks neužkliūva. Tai jeigu kur klaidos, tai žinokit, kad aš žemaitiškai. Manau, kad kokią dieną iš jūsų gyvenimo sugadinsiu skaičiamą. Gal su Karina vakar. Tai kažkaip atsipučiu, kai išeina knyga, jau atiduodi ją, bet iš tikrųjų jau esi ir pamiršęs, nes iš karto rašai kitą knygą ir tai prieš tai norėjau būtinai perskaityti, kad prisiminčiau, apie ką čia buvo rašoma, nes jau galiu į kitą temą tempti, kuri irgi labai įdomi. Kiek laiko užtruko peržiūrėti šitos knygos? Apie pusę metų turbūt taip. O viena knyga jau yra pamatėti dar kitai knygai, tu pažiūrėjai? Nu, paprastai ne. Paprastai jau kai sėdžiu prie vienos knygos, tai dirbu su viena knyga, bet kai tik ją pabaigiu, galvoju, dabar ilsėsiuos. Jau ateina kita knyga toj pat. Tai, bet dabar jau darau kitaip, jau leidžiu savo pailsėti. Mane truputėlį nervina fizinis kūnas, nes man taip, Napoleonas man toks idealas miegoti 3 valandas per parą ir jisai sakė, kad 8 valandas miega tik tai moteris ir tinginiai. Aš bandžiau įrodyti, kad ne, bet tenka pripažinti, kad esu moteris. Ir dėja, reikia ir pamiegoti, ir pavalgyti, o kartais ir pailsėti, pagulėti ir nieko neveikti. Tai tas mane labiausiai dirbina. Va čia man, jeigu turėčiau mokytoją, tai man tada turbūt jaučiu lieptų išgulėti kokį mėnesį, nieko neveikiant. Tada tai būtų savas. Bet jo reikia, tai dabar labai noriu išvažiuoti kelionę, tokį, kad nesirūpinti nieko, tai jeigu Dievas neprieštaraus, labai norėčiau. Tai ką, viskas? Tai tikiuosi, kad visi išeisit su knyga. Tai aš galit nemokytis.